Mėly ukmergiškiai, dėkoju Lietuvos kariuomenės, mechanizuotosios pėstininkų brigados Geležinis Vilkas, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono parodytai iniciatyvai Ukmergės krašto visuomeniai susipažinti su Lietuvos kariuomenės ginkluote. Valstybė tai visų pirma jos piliečiai, o piliečių valstybės saugumo garantas jos kariuomenė. Lietuvos piliečiai tiki, kad juos saugo moderni, profesionali kariuomenė. Ir šiandieną parodytas pavyzdys bendrauti ir įsitikinti, kad Lietuvos kariuomenės profesionalumas, ryžtas, patriotizmas garantuoja mūsų valstybės stiprybę ir jėgą ir įsipaišymą į globalų pasaulį. Jūsų šiandieninis pavyzdys yra edukacinė vertė Lietuvos piliečiams ir ypatingai jaunajai kartai. Ir ateityje jums linkime išlikti stipriais ir ištikimais Lietuvai ir jos valstybei. Sėkmės jums jūsų kasdieninėse žygdarbiuose. Ačiū jums už tai, kad jūs esate čia. Labadiena, gerbiami miestiečiai. Labadiena, garbusis mero pavaduotojo. Galiu užtikrinti, kad Lietuvą gina tikrai profesionalūs ir tinkamai paruošti kariai. Priesaika Lietuvai tėvynei tai visų pirma priesaika kiekvienam Lietuvos piliečiui. Dabar atliksime 3 salves. Pirmoji salvė už Lietuvą tėvynę. Antroji salvė už Lietuvos kariuomenę. Trečioji salvė už Ukmergės rajono gyventojus. Dabar kviečiu mielieji į technikos ir ginkluotės parodą. Linkiu gerų ir nuotaikų ir įspūdžių. Ačiū uždėmesį. Nykštis, tau žemyn, jį reikia žemyn. Sava? Čia 9? 9. Там? Čia yra
Tenais galima, aš manau, nu. Palauktum, einam pasižiūrėti. Toma, aš noriu bankai reiktų nuspoti. Bet mes irgi, kur yra. Tai ne, aš nenoriu va prie tų dėdų.